Sakau. Galėtumėte save prisistatyti? Taip, esu Iceland įkūrėjas ir, mėgstu special offerius, mėgstu labai filmuoti, vaidinti nemėgstu, bet čia taip, subtilus klausimas buvo, bet aš jį atsakiau nuoširdžiai. Gerai, galėtumėte išvardinti visus Iceland kompanijos darbuotojus? Leis pagalvot. Ne. Kodėl? Tinka. Taigi jų mažai yra? Taip, žinau. Tai yra Martynas, Paulius, Antanas, kas čia dar? Ignas toks pusėtinas, pusė velnio. Gerai. Čia tinka. Gerai. Kokiuose filmuose jūs dalyvavote? Aš dalyvavau labai nedaug filmų, bet daugiausia tai filmų dalyvavau, pavyzdžiui, Velnio vaikėzo 4 dalyje. Tai tada Hudogai, kada sakiau labai noriu Hudogo. Dalyvauju va šitame News. Ir special offer'e, kada graitinėlę valgiau. Kokių dar problemų. Taip. Gerai, užtenka. Kada jūs, iš kur jūs ėmėte idėją, kad pavadinti Iceland? Nežinau, sėdėjau vieną dieną krisle. Ir... jūs suprantat mane. Įėjo mintis tokia. Taip, būtent. Gerai. Man kai ką bereikia. O ką jūs dabar darėt? Aš dabar... Gerai. O su kuo gėrėt? Su kuo? Nežinau, su Paulium. Gal Martynu, Ignu. Ai, gerai. Čia pakaks. Ką jūs ateity filmuosit? Ką jūs ateity filmuosit? Ateity ką filmuosit? Vakar konės ploviau. Bet ką jūs ateity filmuosit? Vėl valdoksiu. Gerai, šitą irgi pakaks. Ką jūs dažniausiai valgote? Konė. O mokat daryti valgį? Mokam. O ką dažniausiai? Tavo tėvą. Mano tėvą? A tu suk? Gerai. Ok, pakaks. Gerai. Dar vienas klausimas. Liko. Gerai, bet čia bus kitoks. Nu tai skelb, koks mėgi. Gerai, čia toks... nežinau, koks klausimas. Ar jūs rūkot? Ne, Kodėl? niekada. Plaunu konės. Kodėl? Plaunu konės. Kodėl plaunat kojines? Nes jas mėgdavau.